jo namai, tai labai labai gerai. Labadiena, kas yra gimtadienis? Kad reikia švęsti ir pusės žvakutes. Patiems gaminti tortą. Ar yra tokie dalykai kaip pomidorų gimtadieniai? Taip. Kada švenčiate pomidorų gimtadienį? Pomidorai auga iš žemės, pomidorai auga viršuje ant lapų ir pomidorai auga ant tokių metelių, kaip dabar yra jie pasodinti. O tai jie švenčia gimtadienį ar ne, Lukai? Švenčia gimtadienį, kai auga ir laistos, nes jiem labai tada patinka. Ai, supratau. O kaip darželiai švenčia gimtadienį? Kai kažkam yra kažkokie nauji metai ir tada švenčiam gimtadienį. Ir tada būna žmogus didesnis. Labadiena. Kas yra gimtadienis? Paprastas. O ką reiškia, pavyzdžiui, darželio gimtadienis? Irgi paprastas. O kaip darželiai švenčia gimtadienius? Gerai, visą laiką yra gerai švenčia gimtadienį. O krepšininkai švenčia gimtadienius? Švenčia būtiniausiai. O kaip jie švenčia gimtadienį? Paprastai žaidžia visi ir vienas kažkuris žaidėjas švenčia gimtadienį. O tai jie tada žaidžia krepšinį, kai švenčia gimtadienį? Žaidžia būtiniausiai. Mario, o jūs švenčiate gimtadienį? Taip. Kokį jūs gimtadienį paskutinį kartą šventėte? Pelnus metais. Ir ką jūs ten darėte? Žaidam. Kas yra gimtadienis? Nežinau. O pavyzdžiui, Duobė švenčia gimtadienius? Ne. Kodėl? Švenčia. Švenčia gal Duobės gimtadienį? Švenčia gimtadienius, nes jas kasa ir tos duobes padaro. Aha. Ir tada gali duobėse daug surasti tokių akmenų, jų pavadinimai yra olienos. O kaip jūs švenčiate savo gimtadienį? Gerai. Ką darote per gimtadienį? Mes darėm per mano gimtadienį aš visada einu, paimu visus vaikus į gyvūnėlius mėgui, juos maitinu gyvūnėlius. Ir dar buvo tortas Sonikų, buvo čipsai, Vincentas buvo ir visi dar buvo. Mano brolio šventėm policijos gimtadienį. O, labai palaukit, labai įdomu. O kaip su policija švenčiate gimtadienį? Tiesiog į kiemą išvarė 2 policijas tikras ir dar 1 vaikišką. O galima buvo įlipti į tą policiją? Galima buvo į visas, tik tai su suaugusiais galima įlipti. Gimtadienis yra, kai mes gimėm. Ir ką reiškia, kad gimėte? Tai tortą reikia nusipirkti. Tortas būna. Tada dar būna dovanos. Būna dovanas? Taip. Būna balionai. Būna batutų ir futbolo vartų. Būna batutų, futbolo vartų, ką Ona sakė? Bet vaikai turi, kurių vaikų gimtadienis tie turi išsirinkti tortą. Būna animatorius. Būna kažkoks, kas čia yra? Animatorius, papasakokit, kas čia yra? Kur viską daro. Prižiūri, ką vaikai daro. Prižiūri? Jie kažką. Nes jeigu jie negerai daro, o tie vaikai, tai tada ateina tas animatorius ir pasako. Kas svarbiausia gimtadienį? Tortas. Tortas? Kas tau, Matėjo? Ledai. Svarbiausia tai yra Draugai, sako Daniela, per gimtadienį. Dabar Ragona pasakė. Man tai svarbiausia užpūst žvakutės ant torto. O kaip su dovanom? Jos svarbios ar nelabai? Svarbios. Svarbiausios. O būna, kad ir suaugusieji švenčia gimtadienius? Taip. Ar tik vaikai? Švenčia gimtadienį. Kaip jūs švenčiate gimtadienį, pasakykite? Dedam žvakutės ir pusiam. Ir pučiam žvakutes, tai kiek reikės pūsti žvakučių šiandien, kas žino? 7. Kiek? 7. 7 jau? Kiek reikia šiandien žvakučių pūsti? Sakė 7. Pažiūrėkit, koks čia parašytas skaičius. Va čia matėte, va toks. Jo namai, tai labai labai gerai.